Kalio Mesimeri. Gero vidurdienio linkėjimai iš Graikijos. Dar kol kas ne iš Kretos, bet matote, Graikijoje tiek saulės, kad jau reikia saulės akinių. Iš tiesų yra atėjusi karščio banga į visą Graikiją ir tuo pačiu į Kretą. Ir Kretoje vakar buvo ir 27, ir 28 laipsniai šilumos, puikiai tą žinau, šiandien vietomis fiksuojama bus, taip jau bent prognozuojama, kad 35 ir daugiau laipsnių šilumos. Ar tai yra normalu? Šitam laikotarpiu taip, tai yra normalu, nes tai yra pietų vėjas, kuris atneša netgi dulkių iš Sacharos ir pavasarį, kovo, balandžio mėnesį tokia temperatūra yra normali. Bet iš tikrųjų jie patys graikai nesidžiaugia, nes šitas vėjas, kuris yra iš pietų ir atneša šitą karštį, yra nereikalingas, nes jis tuo pačiu naikina žalumą, viską džiovina. Ir kartais man labai keista, kai žmonės gyvenantis Kretoje jau po kelis metus džiaugiasi šitą šilumą, tie, kurie yra atvykę ir užsieniečiai, tiesiog net nenutokdami, kaip tai nėra gerai. Kas bus toliau? Čia Graikijoje, kur šiuo metu esu žemynė, nes šiuo metu dar mes su Jurgita esame žemynė, ir Kretoje pranašaujama absoliutus orų pasikeitimas jau nuo rytdienos. Jau nuo rytdienos atsisuka visai kitas vėjas ir nuo Lenkijos, nuo Lietuvos tuo pačiu, nuo Ukrainos atneš šaltą oro bangą, kartu su šiaurės vėju atkeliaus. Iš tikrųjų, ne audra, šiek tiek lietaus žadama, jo gali būti mažai, bet stiprus vėjas. 7-8 boforai jūroje, kai kartais netgi tokių orų jau neplaukia laivai. Nežinau, mes esam suplanavę kitą savaitę plaukti atgal į Kretą. Tikiuosi, kad tai pavyks padaryti, bet tuo pačiu labai kris temperatūra, net iki 7-8 laipsnių ir netgi, sako, naktį, kai kur gali būti 4 laipsniai prie jūros, jau nešnekant kalnuose viršuje. Tai kad šiandien stovis prieš jūs su trumpom rankovėm, kaip matot. Na, o jeigu darysiu transliaciją savaitės vidury, o galbūt ir savaitės pabaigoje, tai jau galiu būti ir su labai šilta striuke. Tai kad oras pavasarį būtent toks permainingas ir tą reikia žinoti ypač tiems, kas planuojate atostogauti Kretoje balandžio mėnesį. Patikėkite, gali būti nuo iki, galite atvažiuoti vaikščioti su trumpom rankovėm, bet paskui norėsis tikrai šilto megztinio ir striukės. Gali būti visko. Tai yra nenumatoma. Ir kai manęs klausia, koks bus oras balandžio mėnesį, visada sakau, nežinau. Iš tikrųjų, labai sunku pasakyti, koks oras bus balandžio mėnesį. Juolab, kad kovas yra toks. Kovas yra paskutinis žiemos mėnuo ir kitą savaitę pagaliau baigsis žiema. Kovo 20 yra pavasario lygiadienis, o nekartą esu sakęs, kad graikai savo metų laikus dalina nuo lygiadienio iki saulėgrįžos ir štai jau kovo 20 baigėsi žiema ir prasidės pavasaris. Tai pavasaris būtent toks, jis jau galima sakyti prasidėjo su šito pietų vėju, kuris atsisuko šią savaitę. Būtent šią savaitę atsisuko ir viską džiovina ir kaitina tiek Kretoje, tiek čia Graikijai, žemyniniai Graikijai, nes realiai pavasariui būdingas šitas vėjas ir būtent būdinga toks oras, kad įšyla labai stipriai, o paskui gali atšalti ir taip toliau ir panašiai. Tai tokios tokelės, kurios laukia kitą savaitę, ir be abejo sveikinimas su pavasariu nuo kovo 20-21 dienos, nuo astronominio pavasario. Plus, nuo kitos savaitės, nuo kovo 23, labai įdomus dalykas, prasidės Lyros žvaigždynė, pakelkit galvas į viršų, kas atkeliausite net ir balandžio mėnesį, kad nepamirščiau, nes perskaičiau visai neseniai, kad Lyros žvaigždynė bus meteorų lietus, o kadangi pas mus giedrų dienų netrūksta, aš dabar parodysiu ir dabar giedras dangus, kuo puikiausiai, tai Lyros žvaigždynė pakėlus akis į dangų gali matyti meteorų lietų. Jau turbūt jums smalsu sužinoti, kur šiuo metu esu. Pabandysiu pritraukti ir parodyti, kokia tai yra vieta. Gal kažkas atpažinsite, gal kažkas buvote prie va štai šitų Dzeuso šventyklos kolonų, keliaudami po Peloponesą. Mes esam Peloponeso pusiasalyje ir su Jurgita esam Nemėjoje. Kas yra Nemėja? Nemėja tai yra ta vieta, kurią daugelis iš jūsų girdėję, jeigu domėjotės antikos legendomis ir mitais ir jeigu skaitėte apie Heraklio žygdarbius. Pats pirmas Heraklio žygdarbis buvo būtent čia,
Nemėjoje, būtent šituose laukuose, nes pasakoma, kad karaliaus Aristėjo valdymo metais šituose laukuose plėšikavo milžiniškas liūtas, kitaip dar žinomas kaip Nemėjos liūtas, ir Aristėjas paprašė Heraklio jį nukauti. Ir ką Heraklis padarė savo pirmojų žygdarbių. Nemėja tai buvo miestas priklausęs tiek Mikėnams, tiek daugiau Argoliui. Tais laikais, būtent Mikėniniu laikotarpiu, mes šnekam, čia kad suprastumėt, mes šnekam kažkur tai apie 1500 metų prieš mūsų erą, 1200 metų prieš mūsų erą. Tai yra prieš antikinis laikotarpis. Ir vėliau, aišku, Nemėja klestėjo ir štai dabar atsisukau ir noriu parodyti, kas čia yra išlikęs iš tikrųjų įspūdingas antikinis stadionas, kur vykdavo žaidynės, ne olimpinės žaidynės, Nemėjo žaidynės, ir tas stadionas iš tikrųjų daro įspūdį, koks jis yra likęs iki šių laikų. Ir netgi kartais čianai šiuo metu vyksta varžybos, daugiausiai bėgikų varžybos, ir jeigu kažkas atkeliausite į Nemėją, galbūt juose norėsite sudalyvauti. Tai kiekvienais metais, ne kiekvienais metais, kas 4 metai žaidynės prasideda nuo kleonių, senųjų kleonių. Senosios kleonės yra šiek tiek toliau už Nemėjos, dar kartelį Dzeuso šventyklos kolonos. Aišku, visa tai atstatyta, jos buvo nukritusios 1980 metais, vyko šitos archeologinės vietos atstatymas ir būtent atnaujintas ir pats stadiono vaizdas, kurį jūs dabar matote. Ir, kaip ir sakiau, kas 4 metais, kas 4 metus čia vyksta žaidynės. Praeito žaidynės vyko 2024 metais, Nemėjo žaidynės, ir 2028, jei norite, ypač bėgikai, kas mėgstate bėgti, maratoną, trumpas distancijas, galite atvykti čionai ir sudalyvauti žaidynėse Nemėjoje. Ir dar įspūdingas įėjimas į stadioną, aš pasistengsiu juo praeiti šios transliacijos pabaigoje, pasižiūrėsite, kaip tai atrodo. Kas dar daro įspūdį Graikijoje apskritai su archeologiniam vietom, į archeologinės vietas jūs galite įeiti su šunimis. Ir štai va čia sėdi Jurgita ir, kaip matote, sėdi jinai su Mimi. Tai archeologinės vietos tokios draugiškos šunim, ir jeigu kada keliausite po Graikiją, žinokite, kad jūs netgi archeologinės vietas galite vesti šunį. Bet visada turėkite šuns pasą, jo gali paprašyti, ir aišku ant pavadėlio ir maišelį, jeigu staiga šuniukas kažką padarytų. Tai turėkite to omeny, bet graikai žiūri labai paprastai. Negalima į archeologinės vietas vesti šunų, į tokias archeologinės vietas, kur labai daug žmonių. Tai reiškia Atėnų Akropolis, tai reiškia Kretos Knoso rūmų archeologinė vietovė, Festos rūmų archeologinė vietovė, Delfų archeologinė vietovė prie Arachovos. Visa tai jau tos vietos, kur jau su šuniu neįeisite. Bet štai Nemėjai, kur matot žmonių tiek, kiek matot, mane vieną visam stadione, tai jūs laisvai, dar pasišnekučiuojant su prižiūrėtoju, galite patekti į Nemėjos archeologinė vietovė. Net vandens yra bitėm atsigerti. Štai taip atrodo stadionas jau būnant jame. Iš tikrųjų įspūdingas dalykas. Na ir būnant stadione, galiu pasakyti, kad daug kas netgi ir klausia Kretoje apie varžybas, įvairiausias sporto varžybas. Pasistengsiu surinkti tą informaciją ir pasidalinti ją, jeigu domina būnant per atostogas Kretoje sudalyvauti kažkokiose sporto varžybose, kažką padaryti, parungtiniauti. Tai tą informaciją būtinai pateiksiu, ir kuo jūs daugiau užduodate tokių įdomesnių, įvairesnių klausimų iš savo sričių, kas jūs domina, tuo galime pateikti kuo didesnį spektrą įvairiausių pasiūlymų. Ir man labai malonu, kai kažkas man parašo laišką dėl atostogų Kretoje ir sako,
mes domimės tuo ir tuo ir tuo, pavyzdžiui, bėgimais, mes domimės kulinarija ar dar kažką, tada aš galiu kur kas tiksliau nukreipti, tiek siūlant Google Maps maršrutus, nes, kaip žinia, mes su Jurgita siūlom Google Maps maršrutus savarankiškoms kelionėms, tiems asmenims, kurie įsigyja pas mus automobilio nuomą, tai kaip atskira paslauga, tiek sudarinėdamas maršrutus asmeninėms ekskursijoms. Žinau, kad daugelis iš jūsų jau labai laukia mano informacijos dėl asmeninių ekskursijų ir labai tikiuosi, kad tą jau galėsiu padaryti kitą savaitę. Po savaitės, nes kolegos partneriai jau siunčia daug informacijos apie savo planuojamas ekskursijas, tai mes galime dėliotis grafikus. Ir jeigu sekate mano Kreta Facebook'o puslapį, turbūt matėte, kad paskelbiau pirminę informaciją dėl ekskursijų į Santorinį. Jei nematėte, dar kartą paskaitykite. Ten viską esu surašęs, galėsiu ir nuorodą atsiųsti po šituo video, jeigu kažkam tai norisi tos nuorodos, parašykite, įdėsiu. Tai visa ta informacija yra mano Kreta Facebook'o puslapyje ir būtent tame puslapyje suteiksiu kuo daugiau informacijos aktualios jūsų atostogoms. Tad sekite mano Kreta Facebook'o puslapį, ten tos informacijos bus daug. Na, stadionas iš kitos pusės, štai taip atrodo visas stadiono laukas, Nemėjos laukas. Na ir dabar keliauju iš stadiono link jo įėjimo, tam, kad pasižiūrėtumėte, kaip įspūdingai atrodo įėjimas į Nemėjos stadioną. Na, o prisimenant legendą apie Heraklį ir Nemėjos liūtą, tai kai Heraklis pasmaugė arba uždusino liūtą, taip ir neaišku, nes skirtingose mitų versijose skirtingai pasakojama, jis labai ilgą laiką negalėjo nudirti liūto kailio. Ir tik tai deivė Atėnė jam davė mintį, kad jisai tą kailį nudirs naudodamasis liūto nagais. Ir kai jis nudyrė liūtui kailį, užsidėjo tą kailį ant savęs, daugelį piešinių mes matome būtent Heraklį su liūto kailiu, tai yra Nemėjos liūto kailis, iš šito regiono kilusio liūto kailis. Jis atrodė dar grėsmingiau su tuo liūto kailiu, dėl to karalius Aristėjas, pamatęs Heraklį su liūto kailiu, pasakė, kad jis negali net įžiūrėti, jis taip grėsmingai atrodo. Ir visas kitas užduotis Herakliui jis davė sėdėdamas bronziniam puode. Jei kažkada matysite piešinius, jie likę ant vazų, būtent tenai vaizduojamas karalius sėdintis puode ir šnekantis su Herakliu. O štai taip atrodo mano minėtas įėjimas į stadioną. Vienas įspūdingiausių dalykų Nemėjos archeologinėje vietovėje. Netgi, sakyčiau, stadionas ir įėjimas yra įspūdingesnis negu Dzeuso šventyklos griuvėsiai. Apsisuksiu, štai kiek praėjo. Ryšys dingo tunelėje, jau tą supratote, tai kad išėjau iš tunelio tam, kad pabaigčiau savo transliaciją. Štai taip dar kartelį atrodo pats tunelis, iš tikrųjų įspūdingas praėjimas link stadiono. Čia kažkada buvo ir žiūrovų vietos, čia žiūrovai sėdėdavo, čia viską stebėdavo. Dabar viena iš tų žiūrovų yra Jurgita, štai tenai kartu su Mimi. Jos sėdi ir žiūri, kaip aš darau šitą transliaciją. Kągi, ačiū labai, kad sekate, ačiū labai, kad domitės. Netrukus jau būsim Kretoje, netrukus jau bus daugiau informacijos ir apie Kretą, nes, kaip ir sakiau, partneriai ruošia savo grafikus, ruošia savo ekskursijų grafikus ir su partneriais jau vyksta labai glaudi komunikacija. Tai kad labai tikiuosi, kad jau kita transliacija bus kur kas daugiau konkretumo iš mano pusės, ypač dėl ekskursijų. O jeigu turite kažkokių klausimų dėl Kretos, dėl jūsų atostogų Kretoje, dėl kelionių į Santorinį, kaip ir sakiau, visada kreipkitės iš anksto, deriname, šnekamės, kiek galima iš anksto, kiek galima pasižymiu savo kalendoriją, tam, kad visi kartu taip draugiškai nuspręstume, kaip jūs galite ilsėtis Kretoje. Atbulas įėjau į stadionos tunelį
Ir jeigu keliausite kada po Graikiją, neapleiskite, nepraleiskite archeologinių vietovių. Jos iš tikrųjų yra nuostabios ir galim papasakoti fantastiškas istorijas. Tiesiog reikia šiek tiek to domėtis. Ir nereikia būti archeologijos arba istorijos maniaku, kaip kažkas yra pasakęs, kad tik tai maniakai gali vaikščioti po Atėnus, archeologijos, istorijos maniakai arba po tokias archeologinės vietas kaip čia, Nemėjoje. Iš tikrųjų, kiekviena vieta yra ypatinga ir suprasti, kaip gyveno žmonės prieš 3000 metų, prieš 4000 metų netgi yra be galo įdomu. To jums ir linkiu. Gero sekmadienio visiems ir iki kitos transliacijos po savaitės. Sėkmės, iki.